Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jespeks ir šiandien aš filmuoju video pradžią jo pabaigoje. Tai šiandien mes darysime dviejų kamerų palyginimą, tai yra mano naujosios kameros, tai yra C922, kas nematė unboxingo užmesti akį, o taip pat ir mano senosios kameros, kurie taip pat jau atsijungęs, nes mes jau viską pasitikrinome, tai yra C615, čia sustovu, keistai atrodo į kamerą, nepanašiai, ne? Tai darant palyginimus, aš kameras pastačiau panašiame aukštyje, naudojant jų default paprasčiausius nustatymus be jokių pakeitimų, kad jūs aiškiai matytume, ką jūs gaunate tiesiai iš dėžutės. Taip pat pridėsim palyginimą mikrofonų, tai perspėju, neišsigaskit, nes tikrai nebus tokio lygio kaip dabar. Na, kaip ir minėjau, kameros yra pastatyta viena šalia kitos, kad tas vaizdas būtų kuo labiau panašus ir būtų jums patogiau lyginti. Taip pat aš jums padarysiu šiokį tokį testą, kad jūs galėtumėt va dabar, dar nežinant, kokia čia yra kamera, pasakyti, kuris geriau atrodo ir tada komentaruose rašyti spėjimus, aš užskaitysiu teisingus. Na, einam toliau. Taip pat dar vienas niuansas, jeigu jau išgirdote, tai aš naudosiu taip pat vienos iš kamerų mikrofoną, kurį irgi galite spėti ir išduosiu vėliau. Na, dabar einame prie testų, kuris mums aišku labiausiai rūpi. Tai šiuo metu aš filmuoju Full HD 30 fps rezoliucija, gal labiau kas bus būdinga jums filmuojant medžiagas YouTube'e ar kažkur kitur. Streamuose mes darysim vėliau testą, tai bus labiau gal 720p rezoliucijos, gal šiam FPS-u. Na, dabar jau išsiduodant, kad po kairę yra ta geroji naujoji kamera, o dešinėje kažkaip atrodo lyg arčiau matosi ta mano senesnė C615. Ir vaizdas, jeigu pažiūrėsit, kairėje pusė atrodo žymiai švariau, nežinau kaip čia pasakysiu, žymiai natūraliau, negu tas toks išsprogęs nuo šviesos, nors ir minėjau, apšvietimas šiandien tikrai gan neblogas, bet kažkaip mano senoji kamera ne itin gerai susižaidžia nie su galu, ta spinta legendinė, nie su mano veidu priekyje. Taip pat gal kaip kalbant apie apšvietimą, galim padaryti paprasčiausią testą, ką aš mėgstu daryti, tai tiesiog įjungti kelis iš mano monitorių, pažiūrėti kaipgi reaguoja kameros, kada gauna daugiau šviesos. Matote, kad C922 tiesiog puikiai susitvarko, atrodo dar pagerėja tas vaizdas, tuo tarpu C615, na, tiesiog būna galutinai nužudoma tos papilomos šviesos. Na, dabar jau grįžtant prie to labiau natūralaus apšvietimo, galima dar pasidaryti porą testų, tokių kaip autofokus, su kuom šios kameros tikrai išsiskiria savo lygyje. Tai aš panaudosiu dėžutę nuo naujosios tos kameros ir iškart jau matote, kaipgi aiškiai atrodo tekstas būtent naujos kameros ir dėja senoji kamera su tuom netaip gerai susitvarko. Na, o priartinus dėžutę dar arčiau, tai matome, kad C615 dėja sunkiai autofokusuoja, gal pavyktų kažkaip užgaudyti tą kampą, bet C922 lengvai užgaudo taip pat su gražiu galu tą aišku tekstą. Na, dabar mes esame jau 60 fps lygyje, taip pat yra sumažinta rezoliucija, tai vaizdas turėtų būti sklandesnis, bet kaip matom, įvairiai kameros į tai reagavo. Senoji kamera kažkaip įpratusi jau, gal aš nustatymus nesu taip natūraliai palikęs, jinai atrodo ne taip ir prastai, bet naujoji jinai kažkodėl vis sušvelnina, taip pat paukoja šviesą. Na taip, yra taip pat tos funkcijos, apie kurias aš gal nekalbėjau naujojo kameroj, kurios gali iškelti šviesos trūkumą ar ką, bet kaip ir minėjau, man reikia apšvietimo ir tada jinai galėtų tikrai žibėti. Na, gal tiesiog taip pat yra niuansas, kad jau gan temsta ir ta mano natūrali šviesa, kuri minėjau, tokia puikiai šiandien jau ir nyksta. Na, pasidarom tą testą, kurį aš jau minėjau, tai yra chromo šviesos pajungimo. Ir matom, tuo metu tikrai kamera naujoji, jinai išlaiko tą natūralumą ir tikrai tai yra puiku. Tuo tarpu C615 tiesiog taip pat reaguoja kaip ir Full HD metu. Na, kaip jau neukiantis, aš bandysiu daryti išvadas, kad man bent jau prie širdies labiau patinka ši kameros, kurią aš pasiliksiu filmuosiu, tai yra C922. Na, pasirinkimas yra vien tik dėl to, kad jinai filmuoja žymiai geriau, o streamo atžvilgiu man reikia šiek tiek, manau, pagerinti apšvietimą ir tikrai galima išnaudoti ją puikiai. Na, aš tikrai negaliu peikti šios kameros, kuri man tarnavo 2 metus ir tikrai nieks nesiskundi dėl jos ir aš tikrai nesiruošiu jos išmesti. Nežinau, jeigu kažkam reikia, norite įsigyti, taip pat pridėčiau ir stovą, tikriausiai, nežinau, puikus priedas. Tai galite rašyti komentaruose arba man į Facebooką. Na, dabar ačiū visiems, kad žiūrėjote, laukite pilnos apžvalgos šios mano naujosios kameros ir iki sekančio video. Iki.